Labą dieną, kas prisijungėte prie Mylo naujienlaiškio ir žiūrite šiandieną mūsų įrašą. Aš Dovilė Šafranauskė, mylo.lt įkūrėja ir šiandieną su manimi visiškai nauja, neseniai šį mėnesį prie komandos prisijungusi mylo.lt komandos narė, Mantilė Vilkė. Labas, Labas. Mantilė. Labas. Mantilė yra akušerijos ir ginekologijos gydytoja rezidentė ir šiuo metu kaip tik ruošia visiškai naują seminarą apie pasiruošimą gimdymui. Ir prieš mūsų įrašą dar šiek tiek paplepėjom, kad potemių yra daug, tai labai laukiame tokio tikrai didelio ir išsamaus seminaro. Na, o kol laukiame, mes šiandieną pakalbėsime tokia truputėlį lengvesnė tema, kadangi Mantilė kasdien bendrauja su besilaukiančiom, su pagimdžiusiom mamytėm. Tai aš norėjau šiandieną pasmalsauti, kokiųgi yra nėštumo mitų ir kurie iš jų iš tiesų yra visiškai mitai, o gal juose yra kažkokia tai dalelė tiesos, kaip kartais būna. Na? Tai Mantilė, ar nusiteikus tokiai klausimų lavinai, nes mes ir mūsų sekėjų klausėme, kokius mitus girdėjo ir apie ką norėtų sužinoti išsameu, kaip jautiesi? Labai pasiruošęs čia mūsų su kolegom visai mėgstama tema tie mitai. Labai gerais juokeliais kartais virsta, tik tai aišku, mums tai juokeliai, o moteriams tai būna rimtas rūpestis. Tai manau, kad smagu išsklaidyti tų mitų šiek tiek. Kartais iš tiesų tai gali tapti tikrai toksai, nu, na, rūpestis, kaip tu ir sakai, kad tai gali ir apkartinti tą patį nėštumą. Taigi, keliaujam. Vienas mitas, bet gal ir ne visai mitas, kurio sulaukėme, yra tai, kad iš esmės, kai moteris pradeda lauktis, iš karto gauna iš aplinkos tokią žinutę. Dabar viskas turi būti kitaip. Tu nebegali daryti to, ką darei, negali keliauti, negali nervintis, labai viską turi daryti taip kažkaip lėtai ir apgalvotai. Tarsi laukimasis būtų toks, na, gyvenai, o čia staiga pereini į visiškai kitą gyvenimą. Kas sukelia ganėtinai daug nerimo iš esmės, tai tarsi viskas, aš taip nebežinau, kaip turiu gyventi, bet taip, kaip gyvenau, nebegaliu. Tai kaip tu atsakytum į tokį pasidalymą, kad na, tikrai daug tos baimės yra siejama, kad jau viskas keičiasi, viskas kitaip. Tai jeigu nėštumas yra sklandus, tai jokių būdų tai nėra nei liga, nei kažkokia spets poreikių ypatingų būklę. Aišku, tos turi būti ir atsargumo, dėja, bet visokių slidinėjimų atsisakyti reikėtų. Alkoholio, akivaizdu, kažkiek tą gyvenimą taip reikia keisti, bet tai nereiškia, kad viskas, aš neščia, vadinasi, guliu kojos suglaudus. Tai jokių būdų su kelionėmis irgi aš pati keliavau visą nėštumą, net ganėtinai toli. Tai tikrai kelionės yra galimas, tik tai reikia atkreipti dėmesį į rekomendacijas tiek avialinijų, tiek į savo gydytojo akušerio ginekologo rekomendacijas. Jeigu nėštumas sklandus, tai sakau, jokių būdų. Tai yra tiesiog įdomus naujas gyvenimo etapas. Bet nereiškia, kad viskas dabar sustoja ir viską Ne, darysim kitaip, ne? tikrai ne. Ok. Kita žinutė, kurią mamos gauna, kuomet pasako aplinkiniams, kad laukia, o galbūt ir nuėjo pas savo akušerį ginekologą, folio rūgštis. Tai vat klausimas atėjo toks, kaip su ta folio rūgštim? Ar čia iš tiesų ją visoms absoliučiai reikia gerti, ar galbūt nebūtinai visoms? Pakomentuok mums. Tai atsakymas vienareikšmiškai taip visoms ir netgi rekomenduojama, jeigu nėštumas planuotas, tai bent 3 mėnesiai iki nėštumo. Tai vadinasi, pradedam planuoti nėštumą ir pradedam abu su partneriu vartoti folio rūgštį, kad būtų įsisavinimas, kad būtų įsisotinimas. Tai 100% tikrai taip. Žodžiu, visiškai nemitas čia, garbinamoji folio rūgštis yra visiškai nemitas, mamas įsiklausykit, o jeigu kažkas galbūt dar tik tai planuojat antrą, trečią nėštumą, tai irgi lygiai taip pat turbūt reikėtų pradėti iš karto Tikrai vartoti. taip. Tikrai taip, nes folio rūgštis čia klausia, kodėl, prie ko čia tas vyras dažnu atveju tikrai Oho, tikrai, tu pabrėžiai, kad ir partneris turi vartoti folio rūgštį, tai tarsi atrodo, prie ko čia vyras mes suprantam, bet negi ir jam reikia tos folio rūgšties.
Tai folio rūgštis truputėlį į tą priešistorę, Taip, kodėl jinai yra skiriama, kad taip. sumažintų nervinio vamzdelio sklaidos ydas pačiai moteriai. O vyrui, na, folio rūgštis jinai pati iš savęs yra kaip toksai energijos namelis. Ji gerina ir spermos kokybę, ir net kalbant ne tik apie reprodukcinę sveikatą, mes kalbam apie visą tiesiog kūno gerbuvį. Tai va, tai folio rūgštis tikrai jinai yra rekomenduojama abiem partneriam, tiek užtikrinant lytinių ląstelių sveikatą, tiek užtikrinant abiejų partnerių sveikatą. Liuks, tai folio rūgštį geriam tada. Gerai, dabar pakalbėkim trumpai apie pykinimą. Bet labiausiai, dabar sakant, kad pykina, tai žinom, ne mitas, bet pykinimas pats yra toks apipintas mitais. Ir vienas iš mitų buvo toks, kad jeigu, nors šitas tarp kitko skyrėsi iš to, ką mes iš mamų girdėjom, vienos rašė, kad jeigu pykina, tai bus mergaitė, o kitos rašė, kad jeigu pykina, tai bus berniukas. Kiek tame yra tiesos, ar pykinimas kaip nors yra susijęs su kūdikio lytimi? Mitas. Ne, iš Okay. tikrųjų, tai čia, kaip mes visą laiką juokaujam, kad reikia kai kuriuos tyrimus daryti, kad tuos mitus paneigtumėm arba patvirtintumėm, bet čia lytis tikrai nėra susijusi su pykinimu. Pykinimas yra susijęs tiek su organizmo kūno pokyčiais vėlesniu nėštumo pradžioje, su progesterono augimu. Tai va, tai nei berniukas, nei mergaitė. Tiesiog paprasčiausias pykinimas, ne? Supratau. Deja, bet kitas mitas yra ir toks, kad jeigu nepykina, tai reiškia kažką blogo. Ir tarp kitko, šitą mitą aš pati išgyvenau, dėl to, kad manęs nėštumo pradžioje nepykino ir kažkas visiškai leptelėjo, kad jeigu nepykina, tai dažnai didesnė yra persileidimo tikimybė. Ir atrodo, jau žinai, kad tikriausiai taip nėra, bet vis tiek tai buvo truputėlį neramu, kai nepykino. Visai net norėjau, kad pykintų. Tai prisipažinsiu. Tai Tai čia labai, pakomentuok. tikrai taip, labai normalu, čia kaip visi gazdina mūsų universitete, kad va šito egzamino tai niekas neišlaiko, tai čia irgi, tai jau jeigu nepykina, tai jau labai blogai. Tai ne, nėštumo simptomų yra daug, jie yra skirtingi, vieni pasireiškia dažniau, kiti pasireiškia rečiau, vieni vėliau, kiti anksčiau, tai jokių būdų kažkokio simptomo nejautimas ankstyvame nėštume nieko nereiškia. Tai va, Mhm. tų simptomų tikrai turi būti kombinacija. Kas labiau galbūt sukeltų tokį kaip ir klaustuką, kaip ir raudoną vėliavėlę, jeigu buvę simptomai išnyktų. Va tada truputėlį galvotumėm, na ir gal laikas pasirodyti gydytojo vizitui, bet šiaip ir net tokiu atveju dažniausiai nieko negero nebūna. Ok, supratau. Tai žodžiu, jeigu nepykina, irgi nieko blogo. Tai nereiškia. Tai net labai gero. Net labai turbūt gero reiškia, ne? Gerai, dar apie mergaitės ir berniukus. Pilvo forma. Vėlgi, daug mitų sulaukėme iš mūsų sekėjų apie tai, kaip pagyvenę moterys iš pilvo formos pasako, ar tai bus berniukas ar mergaitė. Ar yra tame kažkiek tiesos, ar kaip tu pati, ar iš pilvo formos nusprendi, kokia lytis kūdikio, ar truputėlį daugiau reikia pastangų? Ačiū Dievui, aš nusprendžiu, jeigu matau iš ultragarso. Nes su pilvo forma, tai kažkaip ne, jeigu būčiau gavusi, kaip ten sako, reikia sakyti, eurą už kiekvieną spėjimą, ar bus berniukas ar mergaitė, neteisinga, tai būčiau gavus nemažai eurų, nes čia kaip ir su tuo pregnancy glow, kad jeigu švyti, tai berniukas, jeigu mama čia akne nuėjusi, tai tikrai čia jau mergaitė. Tai ne, čia irgi dažniausiai būna mitas, tas išsidėstymas vaiko pilve priklauso daugiausiai nuo mamos anatominių savybių, nuo to, kiek vaisiaus vandenų yra, nuo to, ar mama aukšta, žema, ar platus klubai, ar siauras dubuo. Tai čia labiau nuo šito priklauso, ne nuo lyties. Supratom, tai žodžiu, iš pilvo formos, žodžiu, nenusprendžiam. Paminėjai ultragarsą ir tai irgi buvo vienas iš mitų, kad, nežinau, ar iš mitų, tu pasakysi, ar tai yra mitas, bet vienas iš tų klausimų, kuomet klausėm apie mitus, kuris atkeliavo, kad reikia kuo rečiau daryti ultragarsą. Ar iš tikrųjų yra kažkoks poveikis vaisiui ultragarso,
Ar jį reikia dažniau, ar jį reikia rečiau daryti? Mhm. Tai šiaip čia iš tikrųjų labai geras klausimas, nes tokio kaip toksinio poveikio vaikui dėl ultragarso tiek, kiek mes jį atliekame, tai nėra nustatyta. Yra tyrimų, kurie nustato, kad ten ištęstiniai labai ilgi, ten kažkiek šilumos sukelia ultragarsiniai tyrimai. Taip, dėl to ir tas 3D nuotraukas rekomenduoja na, daryti kaip įmanoma rečiau. Tai va, tai čia toksai debatinis klausimas. Bet kokiu atveju tos perteklinės medikalizacijos niekada mes nerekomenduojam. Ir ultragarsinių tyrimų reikia daryti tiek, kiek jų reikia. Ok. Ir iš tikrųjų turbūt labai priklauso ir nuo to, kokia yra nėštumo eiga. Ar viskas yra tvarkoje, tai tikrai tų perteklinių gal ir nereikia prašyti ar kažkaip tai organizuotis, bet jeigu yra kažkokių rizikų, tikriausiai ir ultragarso tyrimų reikės dažniau. Mhm. Taip, tikrai taip. Tai va sakau, čia visą laiką mes sveriam naudą ir žalą ir šituo atveju, kuomet reikia ultragarso, tai taip, jis ir turi būti atliekamas. Supratau. Gerai, dar apie maistą pašnekėkim truputėlį. Vėlgi yra daug pastebėta tokių prietarų, gal sakyčiau, arba vėlgi bandymo atspėti vaikelio lytį pagal tai, ką mama nori valgyti. Jeigu norisi sūriai, tai bus, nežinau, berniukas, mergaitė, mergaitė, berniukas. Taip pat ir jeigu norisi labai daug valgyti, juk kartais neščiosioms būna, kad labai norisi daug valgyti ir aišku, būtinai kokia močiutė dar pritarė prie stalo. Valgyk, valgyk, už du valgai juk. Tai kaip tas maistas maistas ir nėštumas, gal, bet aš labiau ne apie tai, ką valgyti, bet apie kiekį. Ne, Ne, manau, ar čia čia reikia už du valgyti? su lytimi mitas tikrai, o už du jokių būdų nereikia valgyti nėštumo metu, kad ir kaip norėtųsi, tai nėštumas nėra tas laikas, kai reikia valgyti už du. Žindimas, kita vertus, jau yra tas laikas, kai tikrai reikia kaloražą dienos didinti. Tai su tuo nėštumu, tai vaikas priklausomai nuo to, kokia nėštumo trukmė yra, iš tikrųjų labai nedaug reikalauja to kalorijų priedo apie porą 300 gramų. Nebent tai yra daugiavaisis nėštumas, tada ir daugiau prisideda šiek tiek kalorijų, bet tai yra tikrai nedidelis kiekis. Ok, tai žodžiu valgom taip, kaip valgiam, tengiamės taip visai už du nevalgyti ir dar turbūt pajudėti šiek tiek, ne? Tikrai taip. Tai ir pakalbėkime apie tą pajudėjimą ir pavyzdžiui važiuoti dviračiu jokių būdų. Kelti rankas į viršų jokių būdų, sako mums, ne? Kaip, ką tu į tai sakytum? Ir aišku, nesportuoti, ne ant lovos gulėti. Tai pasikartosiu, nėštumas tikrai nėra liga, čia yra visiškas mitas, jeigu nėštumas yra sveikas, jeigu nėra grėsinčio persileidimo, jeigu nėra grėsinčio priešlaikinio gimdymo, jeigu nėra kažkokių kitų komplikacijų, tai tikrai ne. Bet čia mes jau kalbam apie tą sportą, kuris nesukelia didelio traumatizmo rizikos, kur nėra didelės kinetinės jėgos, tai tikrai nėščioji gali užsiminėti mėgstamą fizinę veiklą, tik tai krūvis turi būti toks, kuris yra priimtinas kūnui. Ne tai, kad iki nėštumo nesportavau, o dabar jau laukasi, tai į TRX treniruotės. Tai tikrai ne, bet tą intensyvumą vis tiek reikėtų kaip, su savo nėščiosios kūnu adaptuoti ir arba laikyti panašiam lygyje, arba net šiek tiek sušvelninti. Supratau. O kaip yra vis dėlto su tom iškeltom rankom? Aš labai puikiai atsimenu, kai vieną kartą kažką norėjau pasiekti nuo aukštos lentynos ir mane Anyta iš karto, tu tik nekelk rankų, duok aš tau padėsiu. Tai ir tikrai ne vieną kartą kartojasi šitas klausimas apie tas iškeltas rankas. Kas čia su tom, iš kur tos iškeltos rankos ir apie ką čia? Tai iš tikrųjų yra šitas mitas atėjęs ir tikrai ir man taip kažkaip pasitaikė, kad moteris paklausė, tai nėra to susijimo rankų kelimo, kaip ir minėjau, jeigu nėštumas sveikas, jeigu moteris jaučiasi gerai, tai kelti rankas į viršų jinai tikrai gali, tik tai svarbu, kam tos rankos keliamos. Tai didelės, kaip ir sakiau, didelės jėgos kilnoti jau nereikėtų, kažkokių labai sudėtingų buities darbų. Irgi galima pasiprašyti vyro pagalbos juose, bet šiaip sakau, tikrai rankas moteris kelti gali nėštumo metu. Aha, man tai buvo, aš žinau, kad Anyta tikrai tada paaiškino, nes sakė, kažkaip sutrinka kvėpavimas kūdikio, kai iškeli viršų rankas. Tai va, aš net ir paaiškinimą turėjau. Ne, vaisiaus kraujotaka per placentą
sutrinka, jeigu, pavyzdžiui, nukrenta mamos arterinis kraujo spaudimas, jeigu yra kažkokių papildomų stresogeninių veiksnių vaikui, jeigu ta placenta yra labai infarktuota. Tikrai, na, tų rizikos veiksnių yra N+1, bet rankų pakelimas, bent jau taip, kad mokslo grįsta būtų, dar negirdėjau. Supratau. Gerai, tada pakalbėkim apie dar tokią intimų klausimą. Tai yra, aišku, lytiniai santykiai nėštumo metu. Vis dėlto galima, negalima, kaip yra iš tiesų. Tai jeigu moteris jaučiasi komfortabiliai, jeigu jaučiasi gerai, jeigu nėra, kaip ir minėjau prieš tai, kažkokių negerų dalykų vykstančių, grėsiančių prieš laikinio gimdymo, tai tikrai taip, seksas yra normalus šeimoje, tiesiog reikia pasirinkti patogesnę poziciją. Tai bet kokiu atveju jau misionieriaus poza, jinai didėjant pilvui tampa nepatogi ir mamai, ir mama dažnai būna, kad nebegali gulėti ant nugaros, tai vis tiek renkamasi tos pozos, kurios yra patogesnės partneriai. Supratau. Tarp kitko apie gulėjimą. Gulėjimas ant nugaros, laukiantis, kaip čia yra su tuo, kaipgi čia miegoti? Seksui rasim pozą, bet kaip miegoti? Tai mano atsakymas - taip. Ne. Tai vėlgi, kaip moteris jaučiasi? Pradžioje nėštumo irgi sklando, kad viskas nėščia negalia nugaros. Taip. Jeigu moteris jaučiasi komfortabiliai, jeigu netirpsta rankos, jeigu nėra silpna, tai jinai gali miegoti taip, kaip jai patogu. Į nėštumo pabaigą moteris jau pati jaučia diskomfortą, dažnu atveju gulėti ant nugaros. Bet netgi ir šiaip, jeigu moteris nesijaučia blogai, jeigu jaučia vaisiaus judesius normaliai, tai tikrai tas gulėjimas, nu, jisai nedaro nieko negero. Tai va, tai čia sakau, toksai mitas / faktas, nes jeigu moteris jaučia, pavyzdžiui, kad pradeda alpti gulėdama ant nugaros, tai ta šoninė pozicija jinai tikrai yra patogesnė, o ant pilvo gulėti, tai anksčiau ar vėliau tikrai pasidaro nepatogu ir moteris tiesiog savaime, nes labai daug kas googlina, ar galiu miegoti ant pilvo, tai tiesiog pasidaro labai nepatogu. O šonas, kairys ar dešinys turi kokį nors skirtumą? Šiaip priklausomai nuo to, kas patogiau, bet iš mūsų pusės rekomenduojamas kairys šonas dažniausiai tada ir patogiau pačiai mamai, ir sumažėja gastroezofaginio refliukso, tai to gerlo, kai kyla rūgštis. Ir rūgštis kyla, Tai va, ir judesiai dažniausiai kažkaip pastebi moteris, kad ant kairio šono geriau jaučiasi, bet šiaip tai kuris šonas patogesnis, ant to prašom, kaip tik patogiau. Supratau. Tai žodžiu, abu du šonus, kaip čia, reabilitavom. Tikrai. Jie tinkami miegoti. Gerai, o dar turiu keletą tokių klausimų apie grožį. O kaip vis dėlto su plaukų dažymu, plaukų kirpimu, nagų lakavimu, ar tai galima daryti nėštumo metu? Galima. Tikrai galima, nėra tokių griežtų rekomendacijų ar kontraindikacijų kažkokių nebesinaudoti, ypač dabar šiais laikais, kai tai yra saugios priemonės, kai jos turi praeiti nemažai iš tikrųjų licencijavimų ir tyrimų, kad galėtų būti naudojamos. Tai šiuo metu kažkokių tokių pasakymų, kad negriežtai ne, tai tikrai nėra. Supratau. O dezodorantas, antiperspirantas, vėlgi toks buvo klausimas, kad buvo rekomenduojama nėštumo metu nenaudoti. Kaip tu į tai? Tai irgi, kaip ir ne, jeigu tai nėra ten tie visokie, kur labai didelė koncentracija aliuminio druskų, ten tie tokie jau stiprieji antiperspirantai, tai visus paprastus dezodorantus antiperspirantus galima naudoti. Ok, gerai. Tai, žinok, mano mitai keliauja į pabaigą ir turiu vieną tokį tikrai rimtą klausimą, apie kurį turbūt galima būtų ir plačiau kalbėti, bet šį kartą taip pasistengiam trumpai. Ar kiekvienas kraujavimas nėštumo metu jau yra lygų persileidimas? Tikrai ne. Tikrai nežinau, kad ypač nėštumo pradžioje mamoms labai būna neramu ir didžiulį stresą kelia ir tai yra visiškai normalu. Bet tikrai ne. Tai aišku, tai yra jau raudona vėliavėlė, tai yra rizika, bet jokių būdų tai nereiškia persileidimo. Bet tai turbūt jau yra ta indikacija, kur jeigu pastebėjom kažkas kraujingas išskyras, jau būtinai konsultuojame su gydytoju.
Va, čia noriu Ar staptelti ne? šiek tiek, aha, čia noriu staptelti. Tai moteris dažnai atvyksta į prieimimo skyrių 4 valandą paryčiais, nes truputėlį patepliojo. Tai ne, iki 12, ypač ten va, tas toksai laikotarpis iki 22 savaičių, kai tai yra persileidimas, o negimdymas, tai žinau, kad kelia didžiulį stresą, bet jeigu kraujavimas yra visiškai minimalus, jeigu nėra skausmo, tai dažniausiai mes rekomenduojam sulaukti ryto ir tada kreiptis į prižiūrintį gydytoją akušerį ginekologą. Jeigu atsiranda skausmas, jeigu atsiranda stiprus kraujavimas, jeigu atsiranda kažkokie gretutiniai simptomai, karščiavimas, nenumušamas paracetamolio, tada į skubios pagalbos skyrių tikrai reikia vykti. Tai va čia su tuo kraujavimu iš tikrųjų toksai diskusinis klausimas ir čia galėtumėm tikrai, va, kaip ir minėjai, ilgai apie jį kalbėti ir kiekviena situacija yra individuali labai ir tas Taip. nėštumas yra individualus, bet, nu, kaip ir minėjau, dažnu atveju, ypač nėštumo pradžioje, kai mes nieko negalim padaryti, tai tas mažas pakraujavimas tikrai nėra indikacija skubiai vykti į skubios pagalbos skyrių. Gerai, mano klausimai baigėsi, Vantilė, bet galbūt tu dabar atsakinėjai į klausimus ir galvoji, va, o va šito mito, apie kurį aš dažnai išgirstu kabinete, Dovilė ir nepaklausė. Ar turi kokį nors paslėpus kišenėje? Tai du turiu, iš tikrųjų, ir abu susijęs su Gerai. gėrimais. Tai pirmas, Uh, nekaltas su kava, tikrai moteris būna, kad viskas, aš neščia atsisakiau kavos, o taip, sako, taip, myliu kavą, negaliu. Tai kava yra saugi nėštumo metu iki 2 puodelių per dieną. Tai yra Liuks. berods Reabilitavom 200 ir kavą. mg kofeino. Tai yra 2 puodeliai kavos, kurie yra saugus nėštumo metu ir tikrai nereikia atsisakyti. Ir antrasis, tai toksai, nežinau, gal čia iš labiau mano mamos ir močiutės laikų atėjęs, kad išgerk taurelę brendžio ir ramiau miegosi ir visi skausmai praeis. Tai Mhm. šitas mitas tai yra griežtai mitas, griežtai negalima, nėra jokių tyrimų, kurie parodytų, koks alkoholio kiekis yra saugus nėštumo metu, todėl mes alkoholio kiekį mažiname iki visiško nulio. Tai va, tai jokios stopkelės, jokie skiesti vynai, tikrai nėštumo metu nėra jokių specialistų rekomenduojami. Ir va, prie trečio mito dar prieisiu, kuris išplaukia iš žalingų įpročių rūkimas, kaip su to rūkimu. Taip. Tai dar pasitaiko iš tikrųjų, kad būna, moteris ateina, sako, man gydytoja rekomendavo palaipsniui nutraukti rūkimą, kad nebūtų streso vaikui. Tai vaikui dervos ir visos kitos nuodingos medžiagos yra daug kenksmingiau. Sužinojau, kad laukiasi, vadinasi, rūkimą nutraukiu. Dabar. Ir ne po Mhm. savaitės, o dabar. Tai va, tai čia irgi toksai mitas, tas palaipsninis nutraukimas. Palaipsninis nutraukimas. Bet dažnai, kalbant su mamom, išgirstu, kad, pavyzdžiui, mama sužinojo, kad laukiasi, bet prieš tai, tarkim, buvo vakarėlis ir buvo ir alkoholis pavartotas ir galbūt ir rūkyta buvo. Kiek čia reikėtų mums iš tikrųjų baimintis, ar, na, buvo jau buvo? Kaip tu paprastai savo susirūpinusiam pacientėm sakai? Tai dažniausiai tas vienkartinis baliukas, kaip sakoma, nėštumo pradžioje, jisai dar ypač tom pačiom pirmom savaitėm, kai nėštumo testas dar neigiamas, kai dar net mėnesinės neprasidėjusios, Taip. tada dar nesimaišo mamos ir vaisiaus kraujas. Ir tas vienkartinis kažkoks epizodas, jisai dažniausiai nieko ir nereiškia. Bet normalu, kad mamoms sukelia labai labai daug streso. Taip. Tai va, ir paskui vis tiek ir tos mintis, o kas jeigu negerai. Bet čia mes jau labiau kalbam apie piknaudžiavimą žalingom Mhm. medžiagom ir ne tik pačioje pradžioje, bet ir viso nėštumo metu. Tai taip, tai čia jau mes griežtai sužinojom, kad, kaip tu labai gražiai pasakai, sužinojau, kad laukiasi, viskas, alkoholis, rūkimas, tą pačią minutę atsisveikinam. Tikrai taip.